Audi Q7 2017 metų, 120 000 mylių, Premium Plus komplektacija, balandžio 24 bus aukcionas. Ir jos kaina tik tai, chebra, $8100. Pažiūrėkit, už sveiką mašiną. Daužtų mašinų aukcionuose nepaimsi už tokią kainą. Parktronikai, Premium Plus komplektacija, toje parodysiu šildomos, šaldomos sėdynės. Lempos, kaip matot, reikia poliruoti, bet čia jos nusipoliruos labai lengvai. Yra parkai, prieki gali 360 kameros, spalvykė gera, turi pabraižymų šiokių tokių ant kėbulo. Pažiūrėkit, ant durų yra šiek tiek, prie rankinėlių, bet $8000, hebra, už sveiką mašiną. Čia šiek tiek pabraižymai jos, šitas būklės vertinimas yra mažesnis, čia yra Mannheimo aukcionas, 3,5 tik tai, iš 5, sakykim, turi kablį, todėl jinai šiek tiek kosmetinių pažeidimų turi, bet jinai kūrėsi, važiuoja, 3 litrai, quattro, kaip matote, 7 vietų, kaip jūs mėgstat, juodas salonas, juodas lubos. Kas dar šitoje pusėje irgi. Čia daugumą tų pabraižymų, žinokit, netgi su poliravimo nusiims. Gerai, apeinam dabar išorę. Čia smulkių priekinės galinės duris. Bet tokie tik tai kosmetiniai. Diskas pabraižytas šiek tiek. Šitą lempą irgi reikia poliruoti. Šiek tiek yra pažeistos grotelės ir šitoje pusėje. Bet sakau, 8100 užvažiuojančią mašiną. Taip, ką mes turim viduj? Juodą saloną, Bose aparatūra. Sėdynės tvarkingos. Medžio apdaila, 120 000 mylių, kaip minėjau, šildomos, šaldomos sėdynės. Bandom užvesti. Rakto nėra. Nėra rakto, bet jinai kūrėsi ir važiuoja. Raktas, matau, pakabintas. Čia yra prie lango, bet nepagauna turbūt. Šildomas vairas, mačiau, yra 360 kameros, distronikas. Gale dar, ką aš mačiau, yra užuolaidėlės ir iš galinė klima. Ir čia kažkas yra galinės sėdynės pabėgė. O šiaip daugiau žiūrėkit ir panoramą, viskas yra sveika. Išsivalyti, cheminį gerą pasidaryti ir viskas. Jokingi pinigai, $8100, tik tai hebra, jeigu kam įdomu, susisiekit ir nupirksim ir parvešim jums ją.